Sveiki žvejai. Seniai matėmės, nors pernai ir žvejojome, tikrai buvo ką papasakot, gaila, bet nefilmavome. Norėjome šiek tiek ir priprasti prie to žūklės būdo iš valties, kartu ir pasimėgauti karpių žūklę, nes yra toks posakis, kad nepamirškite pakeliui ir pauostyti gėlių. Kas skamba šiek tiek juokingai, bet turi labai didelę prasmę. Tai reiškia, kad turbūt kiekvienas iš mūsų, kai pradėjome karpiauti dėl vienokių priežasčių, kaip pavyzdžiui ryšių su gamta, ten medžioklės troškulys, tą pamačius karpį, tą keistą žuvį tokią, kur gaudo tik išskirtiniai žmonės, tik tai vieną kitą, ar jos dydis ar panašiai. Tačiau išsibėgėjus mes perkame daiktus, dar kažką palapinės, ten galiausiai krėslai, stalai, lovos, lempos ir žodžiu dingsta visa ta, pavadinkime, romantika. Tai tai reiškia tai, kad esmė yra galbūt ne tiek galutinis tikslas, kaip pagauti tą karpį ir pasidaryti nuotrauką, bet kartu ir visa kelionė to. Tai pernai, kai nefilmavau, o tiesiog fotografavau, bandžiau apsirašyti tuos išskirtinius savo pagautus karpius. Šiemet bandysime galbūt juos parodyti, tikėkime, žinoma, tiek pat bus įspūdžių, kiek ir pernai. Na, o sezoną pradėti turbūt visi norime kuo anksčiau. Šiemet pradėjome sezoną netgi žiemą. Šiek tiek apsitvarkome krantus, kur žvejosime vasarą. Kelis naujus ežerus aplankiau. Tiesa, atvykus į vieną ežerą, jisai toks vidury miško yra. Biškį išsigandau, nes pamačiau ledą ant ežero. Tai gerai, kad tik buvo užšalę tik trečdalis. Tai vis tiek, kad jau atvykau netrumpą kelionę, pasiskanavau ežerą. Tiesa, labai įdomu. Karpių pačių nemačiau. Buvo tokios tik tai žolytės ant dugno apačios. Ir nors ežero dalis, kuri buvo jau nutirpusi, ten buvo šiltesnis vanduo, tiesa, neatsimenu dabar kiek laipsnių, pavadinkime, visą žuvį radau tik tai toj daly, kur vėsiau buvo, bet buvo didelė šūsnis tos povandeninės žolės. Ten matėsi daug kojų, lydeką netyčia su kamera vos neužkabinau ir manau nenustepčiau, kad ten ir žiemojo vis dar karpiai, nes vandens temperatūra lyg tai buvo apie 3-4 laipsniai. Na ir praėjus porą savaičių po to ežerų skanavimo, nutariau visgi atvykti į vieną ežeriuką esantį miške ir pabandyti, galbūt neteisinga sakyti, pagauti karpį, pabandyti pailsėti, nes ką tik valtim jau esu plaukęs, tai paviršius tik tai 6-7 laipsniai Celsijaus, tai jeigu karpis netyčia bus pabudęs ir susivilios tokias ant kabliuko, tai bus tik bonusas. Nu, sistemėlę pavasarių pasirinkau slipdy, žiemą tiesa, irgi žiemą, ten buvo lapkričio galas. Irgi užbaiginėjau su šitą sistemėlę. Bandžiau taip dėl to, kad plaukas labai arti kabliuko, tačiau, tarkim, įsikabinimo atveju, jeigu karpis ir pagauna, matot, yra atsiskirimas labai didelis nuo kabliuko ir boiliuko. Tai manau, tas netrukdytų kabliukui likti burnoje ir
tarkim, jeigu karpis netyčia spjautų tą kabliuką, jisai lengvai slankioja. Tiesa, nenaudoju vasarą šitos sistemėlės, naudoju paprastą plauko sistemą, bet šį kartą apie pavasarį, tai arti viskas yra. Boiliukus pasirinkau, čia tiesa likutis iš pernai metų, 20 mm, dabar dažniau žvejoju su 24 mm boiliais. 20 mm todėl, kad, pavadinkime, gali daugiau suvalgyti ir nepasisotinti. Ir uždėjau papupą dėl spalvos. Šiaip galėčiau gaudyti vien tik papupų, bet čia yra vėžių ir mažesnės žuvies, tai tik bijau biškį, kad vien papupų veltui nebūčiau užmetęs meškerės, kad nereiktų po to plaukti ir tuščiai pasiimti. O čia, nėra didžiulis masalas, jisai puikiai išsibalansuoja, kabliukas visai šalia, tai vos siurbtelius turėtų karpiui įsikabinti ir tikėkime, tai pasiteisins. Šalta, pabandysim krante žvejoti. Tiesiog kaip miške žvejoju, tiksliau miške ežeras, tai visada būna tų medžių prikritus. Kas mums ir į naudą, ir kartu ne. Reikia tos mečius rasti ir žinot, kur jie yra, kad labai gudriai meškerę paguldyt, kad išeitų ir karpį ištraut saugiai. Kol kas pakyla iki 5 metrų, nors matot, krantas jau visai čia pat, 4,2 metrų. 3,8, 3,7. O kažkas pasibaidė žuvytę. 3,3 metrų. Ten matosi vizualiai įkritęs, šitoj pusėje irgi įkritęs. 4 metrai. Įleisime kamerą, pažiūrėti, kaip dugnas. Ar netyčia nepasikabinsim ant kažko. Gana akivaizdu, kad dugnas purvinas, nes lapų daug. Reiktų gal pabandyti dar toj pusėj. Mes su dronu skraidydavom, čia kažkur matydavom šiaip karpius. Klausimas, ar jiem per gilu, ar jie apskritai čia nieko neveikia. O, prasideda pora šakų. Gal lapai. Pabandysim šonę dar. O iki čia net šaka yra. O šitoj vietoj. Tai kiek 5 metrai. Ir matau šaką.
echolotas pasimeta net tarp kieto dugno. Bet matot, va čia jau ir šaka. Visada smagu karpiam, aišku, prie tų šakų. Bet kaip minėjau, reikia rasti mum vietą, kaip paguldyti visą tai. Tiesa, čia sekliau, lik 3,5. Nes vis tiek įtariu, čia vakarinė pusė. Įtariu, kad jie, jeigu ir vaikščios kažkur dar nesimaitins, vandens temperatūra paviršiui, po kol kas dar tik 7 laipsniai. Čia yra toks miško ežero dugnas. Čia jau 3,9. Dar pabandysim dėl tą kliuvinę apiplaukti. Nes taip norisi meškeres kuo plačiau užguldyti, nes sekmadienį šiandien neradau laiko paieškoti daugiau karpių. Su dronu būtų gerai pavasarį apskrendti, jeigu dar aukštas slėgis, saulėta. Tai visai išeina juos surast, būtų galima tada paprasčiau. Pavasarį vis tiek šėrimo daug nėra. Tai toks, kuo geriau juos surasi, tuo sėkmingesnė ir žūklė bus. Tai per daug rizikinga ten tarp jų, čia reikia paieškoti. Tada kaip tik ten kliuvinėjam saugu. O čia galbūt su pašaru išeitų jas išvilioti. O staigus pakilimas. Nu, vat pamoka kitą kartą akinius pasiimt. Nes įtariu, kad va dar čia matau medį. Pažiūrim, ką kamera pasakys. Čia šakava yra ten. Čia 3,8. Ir dar viena šaka. Ups. Ne, čia pavojingiau. Čia pavojingiau. O, čia dar viena šaka. Ne, šito vietoj per pavojinga. Šito vietoj per pavojinga. Ten pagal tą šaką, jeigu ką, vizualiai galima ir atskirti. Nors gerai, kad echolotas taškus pažymi su GPS-u. Tai dėl to mes nestatom markerių, nes tie markeriai kartu ir išduoda tavo vietą, vis tiek atvaro kiti žingeidų žvejai. Patikrint, kas ten prie markerio yra ir panašiai. Tai išsisukimas labai geras. Pažymėjai tašką. Žinoma, jeigu stiprus vėjas, ten užplaukt sunkiau visą kitą, bet vis tiek nežvėjoji ten 2 kvadratinių metrų spindulių. Taip globaliau visą tai žiūri, iš kur karpės atei, šėrimas tas būna platesnis vasarą. Tai taip, išsisukom. Pavasarį kažkaip bandysim lengviau visą tai padaryti. Toks kaip daug kur tas dugnas neypatingas, o būtų gerai ant to medžio nepataikėt. Va, jį turbūt daužau, to priplauksim. O, čia yra, blemba, jau 4 metrai. Jau 4 metrai. Bet visai smagu kažkokio prie medžio. Va. Reikia pabandėti pasižymėti tašką visgi ir prie šito medžio vieną paguldyti. Yra va kliuvinys iš kairės, iš dešinės, krante yra. O, neįtapas. Taip. Čia netgi tašką esu vieną pasižymėjęs, bet jis būdavo giliau vasarą. Tai vat apsisukam, ne,
Šert bandysiu boilius, užpyliau vandeniu ir likvidu. Slyviniai boiliai, nieko ypatingo, 20 mm, nors dabar mažiausiai 24 perku, bet pavasaris kažkaip baisu buvo biškių pasistambint ir galvoju, kad geriau mažiau boiliukų su likvidu, kad greičiau pritrauktų juos ir žiūrėsim. Šitos siauriau pabandysiu, kur mesiu meškerę. Kur mesiu meškerę. Tada vieną saują. Tiesiog plačiau, kad jeigu ką ir krantėjų sustabdyt. Žodžiu, parankėtų visur pabiškį. Taip, užsidedam masalą ir plaukiam į krantą. Viskas. Gerai būtų atsisukti ten, kur plauksim. Parūdyti meškerę ir į krantą. Pum. Viskas. Plaukiam į krantą. Ir geras iškart toks nusileidimas. 5,5, 5,8, 6 metrai. Labai gerai prie dubės, gal ir išlysė netyčia. Gerai, plaukiam į krantą. Pabandysim paieškoti kitai vietos. Nu, va, šitoje vietoje ir tas dugnas pra miško prastumdytas. Matot, yra baltas smėlio. Ar toliau biškai šaka yra. Šaka yra kažkur aplink mane. Čia yra 2 metrai. Sekliau turbūt nereikia, žiūrėk, ir šiukšlių yra. Čia smagesnis dugnas. Dėl kietumo. Šiaip ir šiukšlė. Čia kaip įdomiai pramalta. Reik va čia ir guldyti. Šičia va. Du su pusė. Nu, turbūt užsimosiu ir gausiu mažiau. Bet jo, giliau nereikia. Bet šita vieta smagi. Kažkas va ten pramalta net yra. Ir irgi staigus perkritimas, va 4,2, 4,5. Aišku, norėčiau tokio didesnio sėkliaus, kad tikrai vienareikšmiškai iššiltų ten vanduo. Bet kaip sakiau, dabar reikia tiesiog pasimėgauti gamta. Ir biškį nuramintą po žiemos atsiradusi troškulį. Žinoma, priklausomai nuo orų, žiūrėsim, gal bus saulėta visgi diena, tai bus galima ir droną pakelti, kažką pafilmuoti. Nors dabar dar toks pavasaris keistas, nelabai matau, kad kažkas žaliuotų aplinkui.
Tai jau ką, paieškosim karpių visgi, jeigu rasim kokį sėklių, dar nerasta mūsų, dar kažką, tai galima bus žinoma meškerių pozicijas pakeisti. Dėl to ir pavasario ta žūklė yra kartu. Man ir nepatinka ir patinka, tiksliau turi pliusų, bet man nepatinka, nes aš mėgstu visada gausiai pašerti, karpį pririšti prie tos vietos ir, tai bandyti jį apgauti, o pavasarį vis tiek reikia viską mažiau, karpis mažiau maitinasi ir panašiai. Tai žiūrėsim ir linko aš krypstu, kad jeigu rasime karpius kitur, kadangi nesame tiek daug pašėrę, galima bus ir vietas pakeisti. Aišku, nereikia iš vis prisirišti prie tų vietų. Esu matęs tokių pavyzdžių dabar, kai šeriama vienoje vietoje ir išankstinis šėrimas daromas, po 2 parų nuojauta kužda, kad karpis va ten yra kažkodėl. Aišku, žinoma, yra šiokie tokie paaiškinimai, bet čia nesiplėsim dabar, ne apie tai šis video. Ir pakeitus vietą, žinoma, karpis užkimba. Tai jo, jeigu turite kažkokią nuojautą, kad reikia kitaip gaudyti, reikia kažką keisti. Svarbiausia, jūs pasitikėtumėt tuo, ką darote ir tikrai karpis užkibs anksčiau ar vėliau. O jeigu nepasitikai, sėdi krante trypčių, į kairę į dešinę žiūri, o gal ten, tada tokia ir žūklė nerami. Ir taip juokingai miške ežeras ir visada taip šakos. Tuch. Tai reikia labai atsargiai. Netgi variklį galbūt apsimoka pasikelt aukščiau. Echolotas žuvies rodo. Echolotas rodo žuvies ant 3836. 2 metrai kėlis. Būtų labai fainai čia išeitų paguldyti. Ir pagal tokią šaką aš galėčiau laisvai atskirti. Aišku, atsargiai reikia su šakom, nes nuo čia lengvai gali ir šakos nukrist. Gal ir verta pabandyti. Reikia tik pažiūrėti, ar grįžtant į vietą šakų neguli. Tai reiškia, kad valas mano eitų teisingai. Viskas iš to radau vietą ir tarkim einu ir medis yra ilgesnis išlindęs, tada aš negaliu valą išties grįždamas į krantą. Tai pabandom dabar tada pažiūrėti, ar yra medžių ir jeigu nėra, guldysim ir plauksim. Pamesim boilių ir po šakom, nes tikrai bus ir ten užplaukę. Aišku, vasarą, kai žolė biški labiau jam saugiau. Ir logiškiau, kad bus. Na ką, procesas atliktas, meškerės užmestos, galima pailsėti, tačiau jau netoliese girdėjau gerves, tai gal einame su jomis kartu pasitiksime saulėlydį.
Na ką, įvyko tai, ką minėjau apie persimetimą, nes biškį pašvietė saulę, pakėliau droną ir radau karpių būrį prie naujo medžio. Tai dabar bandysiu vieną meškerę paimti tą, kur pačią pirmą užmečiau, tokiam, pavadinkim, didesniam dumble buvo, nepravaikščiota, neprastumdytas dumblas karpių. Tai ir įtariu, kad iš tos pusės jie atėjo, tai jie praleido mano masalą, aišku, kaip minėjau, nelabai tikėjau kibimo, arba tų karpių netikėjau dar rast, nes vanduo 6-7 laipsniai tik tai. Tai vis tiek, aš paimsiu šią meškerę, perguldysiu arčiau jų ir manau, šitą jau paliksiu nejudintą, nes jeigu jie šiandien atėjo, tai ir rytoj turėtų ateiti panašių metų, kai sušils. Nes toks vis tiek karpiai tokie įpročio sutvėrimai. Jeigu vieną kartą pamatei, stovint, ne šiaip praplaukiant, tai matomai ir kitą kartą ateis. Tai reikia dabar man tyliai surinkti šią meškerę ir perguldyti kitą vietą. Kadangi vieną karpį mačiau visiškai krante, nors ir ne čia, kur užmetęs, švariklį jau išjungiau, bandysiu iš toliau susirinkti meškerę. Nežinau, ar priplaukti arčiau, kad pašert dar biškį. Ar iš toliau mest meškerį reikės, nes jeigu priplauksiu vienareikšmiškai, kad išbaidysiu, bet esam matę ne kartą, kai priplauki prie karpio, o tarkim šildosi prie medžio, tai jisai nuplaukia, kai tu išplauki ratukais, grįžta atgal, matomai jam ten temperatūra, patinka dar kažkas, ar saugiai jis ten jaučiasi. Tai labai liktai nesureikšmina to. Taip, pakeisime masalą dėl viso pikto. Nes pro tą praplaukė, gal kažkas netiko. Bet viskai galvoju, kad aš priplauksiu bent pažiūrėti, kaip ten, kad man vėlgi, kaip anur matėt, labai daug šakų. Tai turbūt pabaidysiu, tai įdėsiu dar boilio. Tarkim, jeigu šiandien netyčia negrįžtų, gal visgi kitą kartą atplaukę paragausiu. Čia va buvau užmetęs, o jie laikosi va ten. Matomai per mažai šakų šituose kliūniuose, ten matosi daugiau šakų. Nes kaip yra, tas visos šakos šyla ir aplinkui šyla greičiau vanduo. Ir kartu jam, aišku, apsisaugojimas. Va 3.
4, 5, 6, 7. Jo, net nepasibaigė, labai gerai. Taip, nuo skysčio matosi dūmas. O, labai seklu. Gerai, ryškus builiukas. Dabar reikia tik tikėtis, kad ne ant medžio kokio. Jo, ten šakose liko karpiai, net nesibaidė, o šalia praplukau. liuks. 6 laipsniai. Laukinis ežeras. Tikrai netikėtas siurprizas. Turime gražuolį žvynių. Va. Karpį apsukau galvą į priekį.
priglaudžiau prie valties, tai man jos taip nenešios, nekreivos valties ir saugiai grįšime į krantą. Na, parodysiu ir jums šitą gražuolę. Ramiai. Koks šaltas. Apatinė lupa. Paprasta sistemėlė, slipdy tiesiog. Norėjau, kad šį kartą plaukas būtų arti pavasarį. Vasarą parodysiu, kokie plaukai. Kokie ilgio plaukai. Ir tiesiog slyva su slyva. Patrauksiu, kad neįsismeigčiau. Ramiai. Oho, kokia burna, žiūrėk. Beveik visas pirštas, o kaip nykšti. O, kokios spalvos gražios. Įsitempęs pikčiurna. Viršutinis pelekas 2 dalių. Formulė kokia. Opa. Čia tai gražuolė. O kokia formulė pikčiurna. O čia tai gražuolė. Pažiūrėkit, viršutiniai pelekai kokie. Ir ten nenuplyšė, ten, nebent kada jaunas buvo, nes nėra nei žaizdos nieko. Šaunuolės. Kokios lūpos oranžinės, pasidažęs. Kaip į pasimatymą. Apačioj tie oranžiniai plėmai prieš. O Jėzus, koks ryškas spalvas. Ramiai. Tai, greitai paėmė. Gražuolė. Pažiūrėkit, koks piktas. Net neišsitęs. Tai va, toks tas pavasaris, pirma žūklė. Kelių bailiukų, sakyčiau, užskaityta. 6 laipsniai. Ir laimikiai vis tiek čia laukia. Gerai, keletą nutraukyčių ir paleisime. Na ką, gražuolės keliauja namo. Labai jis mane nustebino. Vis dar piktas. Tokiam šaltam vandenį. Ai, pažiūrėkit. Šaunuolis. Nenori pasimti. Nu, tą pusę pasiversi. Šaunuolė. A, koks šaunuolis. Eik tu, atsipalaiduok, viskas. Kokios spalvos. Po vandeniu žydras atrodo, melsvas. Lėtai. Nu jo, ką tik iš miego pabudo, o aš jaučiu juos kankinu. Na ką, pabandysime pakartoti tą patį. Aišku, jau žvejyba užskaityta. Tais pačiais builiukais. Pašersim dar mažiau. Čia jau vienetais netgi galiu pasakyti. 4, 7 builiukai aplinkui. Ir IPV 3 builiukai. Vis tiek, kaip matėm, būriais dideliais plaukėje. Tai tų 10 builių ten net nepasijaus. Įdomu, vat, kaip su to maitinimas, ar čia tiesiog ant spalvos netyčia užėjo, ar iš tikrųjų nusileido pasimaitinti tos kitus builiukus, ar
tuos mirkytus, nemirkytus, nesvarbu. Bet aš nemanau, kad dar maitinasi. Aš kažkaip tikėjausi, kad dieną šildysis ore, sakau, aukštai pakilę, o tik tai vakarop užkips. Bent jau taip atrodytų logiška. Kol šilta, šildaus. Išnaudoju tą orą. Virškinimas kažkiek įsijungia, nueinu tada prieš miegą pasimaitin. Taip, sistemėlė paruošta. O, chalotą neįjungęs. O vieta, kaip matėte, ten buvo tiesiai po tais medeliais. Nu, ne po medeliais, bet šalia tų medelių. Šakų tiksliau palinkusių, tai ten pakankamai lengvai atpažinsim. Kad ir be chaloto vizualiai būtų galima atpažinti, bet įdomu, ar toje vietoje pačioje kažkas duodasi. Taip, išjungiu variklį. Mane dabar pames. Vėjas. Apsisukam. Puikiai. Labai panašiai. Nu ir apačios yra arba žuvies, arba šakos. Ir va, iškart slengstis nuo 2, 3,5, 4. O, čia būri žuvies net yra. Nu, bet mailius turbūt. Nes daug smulkių tų atspindžių rodo. Nu ir va, 7 metrai jau. Taip, sukamės ir į krantą varom.